Tai sveiki visi dar kartą. Mes šį vakarą esame Marketing Lab renginyje, susitikime su mokslininkė Brigita Pantelejeva. Renginį moderuosiu aš, Ieva, esu nuo Marketing Lab pusės ir trumpai noriu pristatyti Brigitą. Tai Brigita yra komunikacijos ir akademinio rašymo dėstytoja, kalbų mokyklos suaugusiems Speak Up įkūrėja. Ir taip pat Brigita kartu su Švedijos KTH universitetu vykdo tyrimą apie kritiško ir etiško dirbtinio intelekto rašymo priemonių naudojimo skatinimą studentams, dialogo ir savirefleksijos pagalba. Tai klausimus Brigitai galite užduoti Zoom chat'e ir juos atsakysime renginio pabaigoje. Taigi, Brigita, kaip prasidėjo jūsų tyrimas ir kokios buvo pagrindinės tyrimo iniciatyvos? Sveiki visi, gerai girdisi, ne? Tikiuosi visi gerai mane girdit. Tai labas vakaras visi susirinkę, sveika Ieva. Šiaip, netgi taip bandau dabar prisiminti, iš tikrųjų taip ruošiausi šiandien šiam klausimui ir galvojau, kaip čia iš tikrųjų ta iniciatyva kilo, tai turbūt viskas vyko labai organiškai. Visų pirma, tai niekam nepaslaptis, jau pernai lapkričio mėnesį visiems kilo tie tokie pirminiai gal įvairūs įspūdžiai, nežinau, tam tikri nuogąstavimai, nuomonės ir visa kita, kai tik atsirado tas ChatGPT, ne, kurį dauguma vadina ar tai priešu, ar tai draugu, dar iki galo mes taip ir neįsiaiškinom. Tai turbūt dauguma tiek dėstytojų, tiek mokytojų, tiek mokslininkų įvairiose srityse apie tą įrankį ar apskritai apie dirbtinio intelekto įrankius mokyme pradėjo galvoti jau seniai, lapkritis gal buvo toks jau vienas kertinis iš tų mėnesių. Tai nepaslaptis pati apie tai irgi, ne tai, kad negaliu sakyti, kad labai dėl to pergyvenau ir labai nuogastavau. Tačiau turėjom tokį irgi susitikimą su kolegom vasario pabaigoj, susitikom visi kartu, mūsų gal buvo tuo metu 7 mokslininkai ir irgi, iškėlėm tą tokią diskusiją, nes buvo tarptautinių mokslininkų dėstytojų susitikimas ir iškėlėm tą klausimą visgi tai, kaip toliau dirbsime su studentais, nes mes visi, tiek aš, tiek kiti mano kolegos, būtent su savo studentais dirbame akademinio rašymo, tas vadinamos akademinės komunikacijos srityje. Tai natūralu, kad mus turbūt palietė tai labai stipriai ir va tos diskusijos metu kiekvienas išreiškė turbūt savo tam tikrą nuomonę, ne ką daryti, nuo ko pradėti, kaip kalbėti su studentais, ar drausti naudoti tą patį ChatGPT, tai ką tada daryti su kitais įrankiais, nes nepaslaptis, kad studentai tuos kitus įrankius, tokius kaip Grammarly, Google tą patį, ne, ir visus kitus jau naudoja pakankamai ilgą laiką. Čia tik gal su tuo ChatGPT atsiradimu kilo ta tokia diskusijų banga. Tai natūraliai tiesiog kaip dažniausiai tos diskusijos ir gimsta, ir įvairiaus tyrimai ir projektai gimsta tiesiog iš pokalbio. Ir kartu su kolegija iš Švedijos universiteto Jane mes jau po viso mūsų to jau ilgos diskusijos tiesiog eidamos kartu į viešbutį vieną kitą pasižiūrėjom ir sakom, pabandom kažką atlikti. Pabandom pasižiūrėti, kaip į tai reaguoja studentai Švedijoje ir kaip į tai reaguoja studentai Lietuvoje. Tai taip tiesiog tokios organiškos diskusijos metu ir kilo ta iniciatyva ir vasario mėnesį grįžę į namus jau pradėjome statyti to tyrimo gaires tada. Ar galėtumėte pasidalinti įžvalgomis iš savo tyrimo, kurios buvo ypač įdomios, ar netikėtos? Turbūt net, aišku, gal turėčiau paminėti irgi, kad pats tyrimas, jisai vis dar iš dalies vyksta, mes dar dirbame ties to tyrimu, kadangi įvyko gal pirmoji to tyrimo dalis pavasarį, nes mes apklausėme ir įtraukėme dalį studentų, kuriuos esame numatę, tai dar kita dalis laukia rudenį ir dar pavasarį, kadangi norime vis turėti kuo didesnį tą studentų skaičių savo surinktiem duomenim, tai ta pirmoji gal tyrimo dalis ir įdomiausi tokie, ką jau ir su Jane irgi pristatinėjom čia neseniai konferencijoje, tai visgi įdomiausia buvo tai, kaip noriai į tyrimą įsitraukia studentai. Tiek Švedijoje, tiek Lietuvoje dirbome kartu su 1-2 kurso bakalauro studentais, tai dar tokie, vadinkim taip, studentai, kurie irgi dar
akademinis rašymas, akademinis raštingumas, tai nėra tos paskaitos, kurios yra jiems įdomiausios. Tai drąsiai galiu teikti, kad aš turbūt esu viena nuobodžiausių dėstytojų šiais dalykais ir tikrai tokiais dalykais jų per daug nesudominsi, taip jeigu jau taip drąsiai teikti, ne? Bet kai pradėjom kalbėti apie šį tyrimą ir pristačiau jį studentam, jie taip, mes mielai įsitrauksim, prisidėsim, nes mums patiems yra įdomu. Vienas dalykas, mums patiems yra įdomu, kaip tas ChatGPT veikia, ne, vat, rašymą, akademiniam rašymą, kaip jį galima ar tai naudoti ar negalima naudoti, o už ką yra baudžiama, jeigu jį panaudos. Kitaip tariant, patys studentai iš karto tokia, su pačiais studentais mes tokia labai įdomią netgi diskusiją turėjom prieš prasidedant pačiam tyrimui. Tai va tas mane ir čia buvo ne tik Lietuvos studentų toks tas susidomėjimas, bet ir Švedijoje iš Jane girdėjau tą pačią nuomonę, tai jau tas mus dar labiau paskatino ir dar labiau padrąsino imtis tos visos veiklos. Ir turbūt tai, ką pastebėjom jau šiai minutiai, tai iš tikrųjų kokie visgi, mes labai, vėlgi, turbūt dirbdami šį darbą, dėstymo, mokymo darbą, mes visuomet gal jau iš patirties, kartais gal iš to tokio savo vidinio, nežinau, kartais numatome tą ateitį ir dažniausiai ta mūsų ateitis yra tokia pakankamai grėsminga arba netgi ne visai pozityvi, dažniausiai netgi tokia pakankamai negatyvi. Tai ir ką dabar paskutiniu metu žiniuose girdžiu, tai kad dauguma studentų, čia atliktas tyrimas, dauguma studentų moksleivių mokyklose naudoja ChatGPT savo namų darbam, niekas apie tai jau nebekalba apie tai, kaip studentai, moksleiviai arba studentai patys galvoja ir taip toliau. Tai žodžiu, tokia iš karto bauginanti negatyvi informacija. O tas mūsų tyrimas ir ta diskusija su studentais, ką mes turėjom, kaip tik jie pasirodė tokie labai savikritiški visų pirma, apskritai pakankamai kritiškai vertinantis tiek savo darbą, tiek tai, ką jie parašo, tiek ką parašo pas tas ChatGPT ar kiti dirbtinio intelekto parašyti tekstai, pagalba parašyti tekstai. Ir jų pačių tas toks, nes mūsų pagrindinis tikslas gal to viso tyrimo pirmosios dalies ir buvo tiesiog su studentais įeiti į tą vadinamą tokią, visų pirma, diskusiją, dialogą, ką mes ir kalbame tyrimo metu, tas dialogas su studentais ir vėliau per jų tokią vadinamą savirefleksiją išnagrinėti, kaip jų pačių požiūrį į su dirbtinio intelekto pagalba parašytus tekstus ir jų pačių. Ir galiausiai, kai jie atliko daug tokių užduotėlių, dauguma, vadinkim taip, 90% jų atsakymų arba jų tos savirefleksijos rezultatų buvo tai, kad aš kaip studentas jaučiu, kad visgi esu kur kas raštingesnis. Tai visų pirma, tai yra daugumos nuomonė, esu kur kas raštingesnis, nes visų pirma, aš jau išmanau, jau gebu ir suvokiu tam tikrą akademinio teksto, ir nebūtinai akademinio teksto, tiek struktūrą, tiek kalbą, tiek žodyną, aš visą tai suprantu. O ChatGPT šiuo atveju ne visuomet tai žino, ir ne visuomet gali pataikyti tai, ko, tarkim, prašo dėstytojas, ar kokia yra mano užduotis. Tai jau mums sukėlė tam tikrą tokį pasitenkinimą. Kiti studentai minėjo, ir tas irgi mums buvo labai svarbu ir iš tikrųjų mane irgi, ir tiek mane, tiek kolegė nudžiugino tai, kad daugumai studentų kilo tas klausimas, tai palaukit, tai mes dabar ChatGPT parašė, arba aš parašiau visą tą tekstą kartu su ChatGPT, tai kuris dabar iš mūsų yra autorius? Tai kaip man dabar suprasti, ar aš, ar visgi tas dirbtinis intelektas, kuris iš mūsų, dėstytoja, padėkit man dabar išsiaiškinti. Tai tas iš karto taip kilo, bet iš to mes turėjom labai daug įdomių diskusijų. Vėliau, likę studentai irgi iškėlė dar tokį irgi labai įdomų pastebėjimą, nes mes irgi lyginom daugelio studentų darbus. Sako, visų mūsų darbai tapo labai panašus. Iš esmės, nes užduotis yra pakankamai vienoda, ne? Užduotį mes uždavėme tam pačiam ChatGPT vienodą ir tie tekstai, kai tu juos sudedi, jie nėra identiški, bet jie išties yra labai panašus. Ne? Tai kur tada dingsta ta visa įvairovė, dingsta tas subtilumas, dingsta tas, vėlgi tas žmogiškumas, nes kiekvienas iš mūsų mes esame labai skirtingi. Tai mūsų tekstai gerai su klaidom, gal ten tam tikrai irgi niuansai yra, bet tai tos klaidos yra mūsų. O čia tu matai, kad jis toks, trafaretinis, vienodas vos ne tekstas, kitaip tariant, tas žodynas pas visus tampa toks nenatūraliai vienodas. Tai va, tai tokios, tų įžvalgų aš ir čia galėčiau vardinti, žinau, kad mes neturim daug to laiko, bet
šiai minutei mus turbūt nudžiugino vat būtent tos tokios labai sveikos, labai blaivios įžvalgos. Ir ką labai norėčiau pabrėžti irgi šitoj vietoj, tiek aš pati, tiek kolegė mano, mes stengiamės kuo mažiau, vadinkim taip, maišytis to tyrimo metu, tiek paskaitų metu, kai mes jau analizavom tos gautus mūsų rezultatus, tai patys studentai kėlė tą diskusiją ir patys studentai vienas su kitu jau diskutavo ir iškėlė tos pagrindinius klausimus, pagal kuriuos mes, tos klausimus, kurie jiem kilo iš tos vadinamos savirefleksijos, jie vėliau patys tiesiog tarpusavėje diskutavo. Ir tada jau, kai jie išdiskutavo, išsikalbėjo, aš tokia daugiau buvau kaip pašalinis tas stebėtojas, ne, tada jau jie visi atsisuko į mane ir sako, dėstytoja, tai ką dabar daryti? Tai mes galim naudoti, ar galima naudoti kaip pagalbininką, tai ką daro? Ne? Tai iš karto kyla toks pas juos pažiūrėti, tai kaip mums dabar elgtis? Ir iš esmės irgi dar tokį paskutinį momentą, ką puikiai irgi atsimenu, jau į pačią pabaigą, jau to tyrimo, pačioje pabaigoje jau to pirmosios tyrimo dalies, studentai irgi minėjo tai, kad ačiū už tai, kad leidot mum taip stipriai išanalizuoti ir palyginti, ne tai, kad tiesiog, grubiai, ne, taip išoriškai pasižiūrėk, koks ten tas arba tokiais gabaliukais, kaip dažniausiai taip ir darom, ten neturim tiek laiko. O čia tikrai turėjo laiko išsianalizuoti tuos tekstus ir ne tik savo, ir tuos su pagalba parašytus tekstus, bet ir kolegų, nes jie daug dirbo ir vieni su kitais. Ir sako, ačiū, nes mes pagaliau matom tą skirtumą. Nes dauguma sako, jūs negalite jų naudoti, nes tai yra, draudžiama, vadinkim, tai pačioj pradžioj ir buvo toks, tai negalima naudoti, ne, čia draudžiama, kai kurie apskritai sakė, kad mes čia uždrausim tuos visus įrankius, ne, nes mes, ir tokia daugiau ir mažiau suirutė. Tai kaip patys studentai suvokia na, kaip pasakyti, kaip tas dirbtinis įrankis, dirbtinio intelekto įrankis veikia, patys perkošia, vadinkim, tai per save. Ir tuomet natūraliai jiem irgi kyla klausimas, tai ką daryti toliau, ne? Kaip ir ačiū už tai, kad leidot mums suvokti patiems. Tai taip trumpai, bet ne visai trumpai, nes esu tiesiog pakankamai laiminga dėl tų šiai minutei turimų rezultatų. Tai jūsų tyrimas apima studentus iš Švedijos ir Lietuvos, tai galbūt pastebėjote kokius nors kultūrinius ar švietimo sistemos skirtumus, kurie galėjo turėti įtakos studentų požiūriui į dirbtinį intelektą rašymo procese? Kažkokių labai kultūrinių gal skirtumų šiai minutį nepastebėjom, vien tik tais dėl to, gal mes irgi apie tai kalbėjom, kurgi gal mes galėtume užsikabinti iš kokių nors irgi tam tikrų kultūrinių momentų, bet kol kas jų nepastebėjom, nes vėlgi grįžtam prie to, kad tiek aš, tiek Jane, mes abi dirbame toj pačioj srityje su akademinė komunikacija ir ypatingai tuo akademiniu raštingumu, ir tiek aš dėstau į anglų kalbą, tiek jinai, ne? Mes dėstom negimtakalbiam lietuviam studentam daugumo arba kitiem negimtakalbiam, tiek Švedijoje, tai yra tas pats viskas dėstoma ir anglų kalba. Tai mes turim vieną tą bendrą tokį labai bendrą elementą, tai viskas yra anglų kalba, tekstai yra anglų kalba, struktūra akademinio teksto yra taip pat angliškai, ne? Tai kaip pasakyti, nelabai čia kažkokie kultūriniai elementai gali ir pakišti koją, nes tiek švedų, tiek mūsų studentai, jiem tai nėra pirmoji kalba, tai jau jie automatiškai pas juos dar kitos, ne? Jau negimtakalbių problemos jau šitoje vietoje yra. Tai va, bet gal toks vienas iš pagrindinių, gal panašumų, ką išreiškia tiek viena, tiek kita pusė, ir iš tikrųjų taip išreiškia pakankamai protingai, tai kad trūksta suvokimo, kaip elgsis toliau, nes mes, tiek vieni, tiek kiti studentai pasakė, kad mes tiesiog esame tam nepasiruošę. Realiai gaunasi taip, kad mūsų tas technologinis tobulėjimas jis yra kur kas greitesnis, negu mes suspėjom su savo įstatyminė ar kitom bazėm, arba tam tikrais kažkokiais apibrėžimais ir pasiūlymais, tai kaip visgi dabar su tuo dirbti. Nes visa tai mūsų užpuolė iš esmės, kaip tos kelininkus netikėtai, taip atrodo, ne iš esmės mes ne tik Lietuvoje, bet mes daugelį pasaulyje. Tai buvo toks, kaip ir ruošiamas, bet jau kai tai įvyko, visi liko liktai apakę, nes nežinojom, kaip su tuo dirbti toliau. Tai va, tai lygiai taip pat jaučiasi ir tiek viena, tiek kita studentų pusė, tai va čia toks pagrindinis panašumas, kas turbūt dar labiau tik tais mūsų motyvuoja ir skatina dirbti ties to ir kurti, kaip mes dabar su Jane sakom, jau tam tikrą dialogą, koks ir yra mūsų tikslas, sukūrėm su studentais, ne mūsų paskaitų metu, bet čia turėtų atsirasti dar ir ta trečioji šalis, ne? Ar tai universitetas, ar tai dar aukštesnė kažkuri pusė, kuri
eitų kartu į dialogą ir ne tik, kad nuleistų tam tikras taisyklės, jūs dabar galite ar negalite ten kažko daryti, ar tai yra draudžiama, ne, arba ten toks procentas yra blogai, toks procentas yra gerai, bet kartu su studentais kalbėtis apie tai, va, tos trišalis toks, ar ne trišalė diskusija, vadinkim taip jau tam tikri jau vyriausybiniai, gal net organai, ne universitetiniai, tada jau studentas ir be abejonės dėstytojas. Ir tik tada mes gausim tą kažkokį rezultatą. Tai va, bet grįžtant prie tų tam tikrų skirtumų, negaliu pasakyti, kad jų buvo. Gal tai tiesiog, gal irgi toks vienas įdomus dalykas, kad švedų studentai bent jau šioje tyrimo dalyje kur kas dažniau išreiškia tą mintį, kad studentai yra kur kas labiau kūrybiški, lyginant su ChatGPT, nepaisant to, kad akademiniai tekstai dažniausiai mes juos nežiūrim kaip iš tokios labai kūrybinės pusės, nes jie turi labai aiškę struktūrą, labai ten vėlgi tas kūrybiškumas įsilieka šiek tiek nuošaly iš dalies. Bet vat būtent švedai, jie galima sakyti, kas antras studentas, vat būtent jiem trūko to tokio, aš kur kas daugiau pas mane įdomesnių minčių ir aš čia o dirbtinis intelektas dėja to tikrai nesugeba dar. Tai vat lietuvaičiai turbūt šitoj vietoj važiuoja, bet tai aš nesakyčiau, kad čia skirtumas, turbūt taip sutapo. Ar turite patarimų dėstytojams, kaip galima būtų skatinti etišką dirbtinio intelekto rašymo priemonių naudojimą universitetuose? Patarimai vėlgi, čia patarimai, aš manau, kad kiekvienas dėstytojas šitoj vietoj, tai ką aš irgi supratau pati, kai jau teko, nes būtent pavasario semestre ir dėstau šį dalyką, ir kaip tik tada prasidėjo visas tokie tam tikri debatai ir klausimai. Ir pati vienu metu jaučiausi šiek tiek pasimetus turbūt ir turbūt visų pirma, kiekvienas dėstytojas turi atsakyti savo į tą klausimą. Kokioje pozicijoje ir kaip aš jaučiuosi, ne, su tuo dirbtiniu intelektu ir kaip vienaip ar kitaip jisai paveikia ar nepaveikia mano dėstomą dalyką arba tuos tikslus arba tuos rezultatus, kuriuos aš tikiuosi mano studentai turi pasiekti šiame modulyje, ten pamokoje, paskaitoje ir taip toliau. Ne? Tai visų pirma, kaip dėstytojas pats tau turi tai labai aiškiai atsakyti, ko aš tikiuosi iš savo studentų ir kaip tas dirbtinis intelektas man apskritai ar jisai mano paskaitos yra reikalingas, nes mes jį dabar irgi kalbam čia visur, ne, tas tiek tai įrankiai, tiek dirbtinis intelektas, visur jis turi būti įtrauktas, visur mes įtrauktume, bet turim turbūt patys įsivertinti, kiek man to reikia ir kaip tai reikalinga būtent tiem rezultatam. Nes aš pati nuo to ir pradėjau. Pati savo turėjau, atmečiau visus pašalinius, vadinkim, tai tą pašalinį triukšmą ir pati sudirbau su savim šitoje vietoje ir su savo būtent to moduliu. Patarimai, manau, kad visų pirma turbūt, skambės gal šiek tiek irgi ir juokingai, gal šiek tiek ir keistai, nenuvertinkim savo mokinių ir savo studentų. Neleiskim, neduokim jiem, mes turime taip, kiekvieną savo paskaitoje, pamokoje, mes turim savo taisyklės, mes turim savo tam tikrą irgi kažkokią tvarką, ne, pagal kurią mes dirbame kaip lektoriai, dėstytojai, mokytojai, bet aš manau, kad šitoj vietoj nenuvertinkime studentų ir kalbėkime su jais, ne, ir kalbėkime, jeigu mes matome tam tikrą grėsmę, nes, tarkim, aš savo paskaitoje šiuo atveju tikrai matau tam tikrą grėsmę, nes tas vadinamasis, plagijavimas, tai visgi tai yra pagrindinė turbūt problema, net be ChatGPT jinai buvo viena iš pagrindinių problemų, dabar su juo tai tapo turbūt, tikrai kur kas baisesnių, tokių grėsmingesnių reikalų, bet manau, kad tiesiog turime, visų pirma, kalbėtis ir tiek su studentais ir išsakyti, kad aš šitoj vietoj matau ChatGPT kaip tam tikrą iššūkį, kokia yra jūsų nuomonė ir tiesiog pabandyti, kaip ir mes šiuo atveju, pabandyti įtraukti juos į tam tikrą veiklą kartu su pagalbiniu tuo įrankiu ir be jo. Ir leisti patiems studentams įsivertinti kokybę su juo, kokybę be jo. Aš kalbu vėlgi iš savo pusės, nes akademinė rašyme mes norime arba tikimės, kad to ChatGPT ir to dirbtinio intelekto bus kiek įmanoma mažiau pačiame tekste. Vėlgi idėjų generavimas, šaltinių paieška, jau čia jie gali veikti kaip pagalbiniai įrankiai, tai ties to aš daugiausiai su studentais dirbu, kad šiuo atveju mes ir turim tam tikrą tvarką, kad jie mums yra pagalbiniai, ne pagrindiniai, bet pagalbiniai įrankiai, kurios padeda mums tiesiog kasdienybėje. Kitose paskaitose, kitose dalykuose, kitose moduliuose, manau, kad lygiai taip pat mes galime tiesiog patys savo įsivertinti, kuom jisai man tas įrankis bus reikalingas
ir tiesiog vat, taip ir per tokį dialogą kalbėtis kartu su studentais, moksleiviais ir su kuo mes dirbame, kad mes jį naudojame todėl, arba mes jo nenaudojame todėl. Kaip jums atrodo? Pasilyginkim, pasižiūrėkim ir tik tais griežtai negalima jokiais būdais drausti. Nes jeigu mes drausime, tai puikiai žinome tada tą bumerango iš karto efektą, kad viskas grįž iš karto priešais mus. O kai jie patys pamato, įsivertina arba pajaučia, kad kartais netgi iš tikrųjų, vat, ką ir mūsiškiai studentai neretai man sako, kad aš netgi jaučiu, kad man trukdo tai, ką tas pas ChatGPT ten prirašo, aš pasiskaitau ir jaučiu, kad man asmeniškai jis trukdo, nes jisai prirašo negerą arba ne tos žodžius nuvartoja, kuriuos reikia, arba sakinių struktūra yra ne tokia, kokia man reikalinga, arba jisai apskritai nepataiko į tą užduotį, kurią gavau ir kurią man reikia atlikti. Tai va, tai kartais jis iš tikrųjų gali trukdyti. Tai manau, esmė kartosios, esmė yra dialogas ir nenuvertinti tų studentų. Tai mano vienintelis patarimas, kuris tikrai šiuo atveju turėtų kažkiek padėti, tikiuosi. Bent jau tyrimas taip rodo. Tai jeigu turite klausimų, tai tikrai dar galite klausti Brigitos Zoom chat'e. Tuo tarpu dar gavome 2 klausimus iš auditorijos. Tai ką manote apie dirbtinio intelekto naudojimą ugdymo procese, dirbant su paaugliais? Su paaugliais dirbant, manau, aš galiu šiek tiek, gal turiu tos patirties irgi, nes jį pati naudojau dirbdama su paaugliais, mokydama juos užsienio kalbos. Tai šiek tiek irgi, tai gal buvo tokie ne visiškai jau pamokos, bet tam tikrai irgi užsiėmimai, kur manau, kad mes ir vėlgi neturėtume nuo jo bėgti, mes turėtume jį panaudoti, mes turėtume vėlgi išsigryninti, kurioje vietoje jis gali mums padėti. Ne? Nes tas pats ChatGPT arba kiti irgi tie dirbtiniai įrankiai, jie išties palengvina kartais tų pačių užduočių sudarimą, ne, tam tikrų užduočių sudarimą mokytojam, lektoriam, ypatingai paaugliam, kuriems, įdomus tie interaktyvūs tokie tam tikri irgi žaidimai arba kažkoks interaktyvus tam tikros teorijos pateikimas. Tai va šitoje vietoje aš manau, kad būtent tas dirbtinis intelektas, jisai palengvina, pagreitina ir netgi pagyvina mokytojo darbą, ypatingai dirbant su paaugliais. Ne? Nes tuomet, būkim, kaip pasakyti, mes negalim vėlgi, jau atpratom turbūt mokymas skaidrėmis, tai yra toks jau turbūt jau patiem kartais netgi keliantis juoką reikalas, nes niekas jau tas skaidrės nebežiūri, jau patys mokiniai kartais sako, kodėl čia tas skaidrė, niekas to nedaro, niekas to nedirba. Tai vat būtent tas dirbtinis intelektas arba tie būtent įrankiai, jeigu su jais, kaip aš sakau, nereikia jų naudoti visų, bet reikia išsirinkti tuos kelis, aš pati taip asmeniškai išsirinku tuos kelis, kurie mano yra mėgiamiausi, prie kurių aš esu pripratusi, žinau, kaip aš su jais elgiuosi ir aš juos pritaikau būtent savo darbe ir pritaikau ir pasiūlau juos tam tikroms užduotims ir paaugliams, ar savo mokiniams, studentams, jie tuomet juos irgi naudoja ar tai kažką sukurdami, ar tai vėlgi parašydami kokį nors tekstą ir vėliau jį taisydami, ieškodami tam tikrų klaidų. Kitaip tariant, čia labai daug tos galimybės yra tikrai didžiulės, bet mes patys savo turime atrasti tai, su kuo mes mokame ir galime dirbti. Va čia yra pagrindinė esmė. Ne pasimesti tame didžiulėje gausoje, bet išsirinkti tai, kas mums yra įdomu, ir dirbti su tuo, ir tuomet patiem mokiniam bus ir naudinga, ir nebus jokios grėsmės. Iš dalies. Taip pat dar vienas klausimas. Tai Brigita, gal gali pasidalinti kokiu užduoties pavyzdžiu, jei buvo taikomas komandinis darbas ir kaip tokia užduotis buvo vertinama, pavyzdžiui, rubrikos, peer assessment ir panašiai. Čia kuria užduotis ar tyrime, ar apskritai mokyme, kaip aš dabar galvoju, ar praklausiau aš tą momentą, Ieva? Iš tikrųjų nepaminėjo. Tai nieko tokia. Šiaip tarsi viena turbūt... Aš patikslino, kad mokyme, atsiprašau. Mokyme, gerai. Tai mokyme iš tikrųjų, tai visai neseniai aš buvau sukūrusi tokį irgi kaip, tai irgi tokia užduotis, iš kelių dalių, bet aš labai mėgstu tą vadinamą storytelling, tokį elementą savo visose veik paskaitose ir mokymuose.
Ir kadangi jį galima prieiti prie to storytelling, pasakojimo elemento, galime prieiti per įvairias tokias irgi pusės ir prizmes, tai šioje vietoje man buvo labai svarbu, kad mano mokiniai išmoktų tam tikrų žodyną, tiesiog įsisavintų tam tikrus žodžius, kurie yra nemalonus, sudėtingi ir neįdomus ir niekas jų nenaudoja, bet jiem testui to reikėjo. Tai aš tiesiog panaudojau tos žodžius ir sukūriau ten tam tikrą irgi kontekstą istorijai, tą, kurią jie turėjo, tą pasakojimą, kurį norėjau, kad jie sukurtų. Sudėjau tos žodžius, sugrupavau juos, nes mes irgi dirbam nuotoliu, sugrupavau juos ir kiekviena grupė gavo užduotį, turite 5 žodžius, naudojatės ChatGPT, sukuriat istoriją kartu su ChatGPT, būtinai su tais žodžiais, pasiruošėt ChatGPT istoriją, tada atsisėdat kaip grupė, išsianalizuojat, persiskaitot, pasižiūrėt, ar tikrai tie žodžiai turi prasmę ten, ką jums sukūrė tas jūsų įrankis, nes mums tiesiog reikėjo greitai, kad tai vyktų greitai, taip kol jie patys sukurs visą istoriją, tai tikrai užtruktų labai ilgą laiką, nes vis tiek tie žodžiai yra sudėtingi. O čia ChatGPT sukūrė tam tikrą istoriją, kartais tie žodžiai buvo panaudoti visai logiškai ir studentai, moksleiviai iš karto tą pamatė ir viskas tvarkoja, šitas sakinys geras, dėl to, kad mes iš karto supratom, kaip tas žodis turi būti vartojamas tam kontekste, bet daugumoje atveju tie žodžiai taip ir jie iki galo liko nesupratę to konteksto, todėl jie patys turėjo perkurti, pridėti, atimti tą ir pakeisti šiek tiek sakinius, vėlgi, kad ir istorija turėtų prasmę, bet ir kad tas žodis tame sakinyje turėtų prasmę. Tai šitoje vietoje ChatGPT man tikrai moksleiviam labai padėjo, nes mes sutaupėm laiko, bet mes išmokom tą, ką turėjom išmokti. Tai buvo efektyvu, plus jiem buvo labai įdomu, kad mokytoja leido naudotis tokiais dalykais. Taip pat dar Evelina teiravosi, kaip galima būtų su jumis susisiekti. Tai galbūt ar per LinkedIn, ar kažkaip. Su manim drąsiai galima susisiekti per LinkedIn, aš esu Brigita Pantelejeva, tai mane galite, jeigu matot mano vardą pavardę, tai drąsiai kreipkitės per LinkedIn. O jeigu neturit LinkedIn arba apie jį nepagausit, tai galit rašyti į mano paštą, galit netgi rašyti į KTU, Brigita. Aišku, nerašykite KTU, nes ten dar pavardės, susiraskit mane pagal LinkedIn ir viskas, nes čia dar po to visas gyvenimo peripetijos. Tikrai turėsite rasti, jeigu nerasit, tai manau, kreipkitės į Ievą ir jinai pasidalins mano kontaktais. Taigi, jeigu daugiau klausimų iš auditorijos nėra, tai manau, kad šią mintimį galime baigti renginį. Tai ačiū labai, Brigita, kad prisijungėte ir pasidalinote savo tyrimą, buvo labai įdomu, taip pat ir įžvalgos buvo labai įdomios. Ir dar trumpa reklaminė žinutė nuo Marketing Lab, tai lapkričio 9 dieną turėsime brandingo ekspertės išpažintį su Ieva Filipova, o visas naujienas, kaip ir visada, apie mūsų visus artėjančius renginius galite sekti mūsų socialiniuose tinkluose. Ir linkiu visiems gero likusio vakaro ir pasimatysime kituose